Labas! Pagaliau aš vėl prisėdau su jumis pabendrauti ir noriu greitai parodyti keletą dalykų, kuriuos aš įsigijau per pastarąjį mėnesį, kas patiko, nepatiko ir šiek tiek parodyti ir kažką papasakoti. Tai šiandien pagaliau išaušo ta diena, kada šviečia saulė po visų lietingų dienų ir tą progą aš filmuoju vlogą, nes turbūt pradėsiu daugiau jų daryti, kadangi kai dienos gražesnės yra kažkokia motyvacija ir filmuoti grynam ore, pafilmuoti outfitus ir šiaip tiesiog smagiau. Kadangi baterijos netiek daug ir liko ir kad nereikėtų man nutraukti savo pokalbio, tai pasistengsiu pašnekėti greičiau. Pradėsiu nuo rūbelių, kuriuos noriu parodyti. Tai turiu keletą maudymosi kostiumėlių, aišku vasarą, kaip visada visi pradeda ieškoti tobulo maudymosi kostiumėlio, kuris išryškintų ar ten paslėptų kažkokias formas, būtų įdomesnis, fainesnis ir išskirtinesnis. Tai aš ieškojau tokio, kuris būtų vientisas, bet kuris nebūtų tiesiog paprastas. Ir radau šitą, parodysiu, kuria čia pusė. Tai jis atrodo va šitaip. Čia yra iš Asos. Žodžiu, gal suprasti, čia yra priekis, čia yra nugara, čia yra užpakaliukas. Tai jo nugara yra iškirpta ir nugaroje dar turi tokį užrišimą. Tai jis man labai patiko, nes yra juodas, paprastas, bet tuo pačiu ir neprastas. Šį parodyčiau, kaip atrodo ant manęs, bet dabar bus ganėtinai sunku pačiai nufilmuoti ir nelabai, nežinau kodėl kažkaip nepatogiai jausiuosi, gal dar prieš kamerą. Tada čia yra būhų maudymuko viršus. Jis yra toksai paprastas su kvarbatkiukais. Labai patogus, labai fainas ir tinka prie absoliučiai bet kokios maudymuko apačios. Tai labai lengva suderinti. Tada čia yra dalykėlis, kurį aš gavau ir aš nesitikėjau, kad jis bus toks plonas, kadangi per šitą medžiagytę matosi viskas. Absoliučiai viskas. Tai čia turbūt nešiojant reikėtų kažką užklijuoti ant papuko ar spenelio, arba nebent jau tikrai einant į paplūdimį, kur visiems viskas vienodai, arba man asmeniškai gražu, kai matosi ne kaip persimata kiaurį, bet tiesiog kai matosi, aš nieko blogo prieš tai neturiu, bet kažkam gali būti nepatogu. Man dabar asmeniškai irgi nėra dar labai patogu eiti su juo. Tai čia yra bodis. Tokios kreminės persikinės spalvos su iškirpta nugara, tokiais visai matomais šoniukais ir tinka prie šortų, kelnių, sijono, absoliučiai prie visko labai lengvai suderinamas. Ir dar labai gerai, kad turi tą tokį užsegimą per šitą vietą, nes nenorime mes nusiiminėti visų rūbų einant į tualetą. Tai va. Ir kitas dalykas yra kostiumėlis, čia irgi yra iš būhų. Tai yra šortukai ir viršus. Čia yra viršus. Jis tiesiog apsimana va šitaip, irgi yra su tokiais kaip kvarbatkiukais. Ir prie šito viso dar yra šortai. Šortukai jie atrodo kaip sijonas, labai patogus. Platus, nespaudžia, neveržia, labai lengva nusimti ir užsidėti, tai šito labai džiaugiuosi ir laukiu tų šiltesnių dienų, kada galėsiu užsidėti. Ir galbūt netgi bus kažkokios outfitų nuotraukos mano Instagrame ir galėsit pažiūrėti. Tada gavau du dalykus iš dekoratyvinės kosmetikos ir dekoratyvinės kosmetikos kompanijos ir biovaistinės. Aišku, dabar visi sakys, ai, vėl ta biovaistinė, visi ten viską gauna iš jos ir reklamuoja ir daro nesąmonės, bet man pasitaikė tokia galimybė ir aš tikrai biovaistinę pasitikiu ir išsirinkau, kaip čia vadinasi,
The Organic Pharmacy Face Cream lanuką. Kaip jau minėjau, kažkada turėjau tų veido odos problemų, kurios atsirado iš nežinia kur ir buvo viskas praėjo po veido valymo, tada vėl atsinaujino ir kaip tik išlindo man tą galimybę kažkokį naują veido odos priežiūros produktą pabandyti, tai kodėlgi ne. Ir aš tikrai labai ilgai domėjausi ir nesirinkau tiesiog bet ko, kad tik išsirinkti ir papostinti Instagram'e. Tai šitas kremas. Jis yra nuo, pirma, tai yra iš 100% natūralių medžiagų ir 95% iš jų yra organiškos. Tai čia labai labai svarbu ir jis yra būtent riebiai ir mišriai odai. Nuo spuogelių, inkštyrų, uždegiminių spuogelių, visokių odos nelygumų. Tiesiog visa tai, apie ką buvo šis kremas, tiko man. Ir jo kvapas yra tokio arbatmedžio aliejaus, tai vadinasi, jis turi ir šitą dalyką, kuris yra labai gerai nuo spuogelių ir visokių aknės problemų. Ir aš nemeluosiu, ir čia visiškai ne reklaminis triukas kažkoks, man šis kremas žiauriai patinka. Praėjo savaitę galbūt jau, kažkas panašus kaip savaitę. Ir aš jaučiu tokį didelį skirtumą. Dar pamatysit mano veido odos priežiūros video. Tenai bus tiksliau nepapasakota, tiesiog pavaizduota, ką aš naudoju. Tai man labai didelį dalyką ir skirtumą padarė tos kempinėlės iš bet kurioje iš parduotuvėje galite rasti Rokose, Droge kempinėlės šveičiamosios, naudojant kartu su prausikliu ir šitas kremas. Iš tikrųjų, pastebėjau jau vien tą, kad makiažas gražiau tepasi, gulasi. Visi spuogeliai nusišveitė, oda ta nereikalinga nusišveitė. Žodžiu, labai labai esu patenkinta ir naudosiu toliau, žiūrėsiu, kokie rezultatai. Ir tada tokia visai negirdėta kosmetika Melchior Professional, nežinau. Jie yra dar nelabai žinomi Lietuvoj. Na, aišku, kam reikia, tą žino, bet aš nežinojau ir man pasiūlė išbandyti jų kosmetiką. Tai aš gavau, dabar parodysiu, makiažo fiksatorių. Jau šiandien išbandžiau ir labai patiko tas, kad jis kaip užpurškia grynai ant veido, o ne tiesiog vientisa srovė, kur iššauna ten į akį ar į kaktą ir reikia iš labai toli atsitraukti, kad viską apipurkšti. Tai šitas vienu tokiu ir visas veidas apsipurškia. Tai kvapas man šiek tiek keistas pasirodė, bet visai nieko šitą priemonę. Tada išbandžiau ir micelinį vandenuką, kurį man atsiuntė iš tos pačios firmos. Nežinau, vandenukas kaip vandenukas, nusivaliau veidą, šviežus, gaivus, sudrėkintas, tai irgi patiko, nieko blogo, neturiu ką pasakyti. Tada čia yra kompaktinė pudra, Sand numeriukas, bet ji man yra gerokai per tamsi bent jau dabar. Bet ką aš padariau, tai aš ją panaudojau kaip kontūravimo priemonę. Ir žinot ką, labai gerai suveikė ir aš iš tikrųjų ieškojau tokios kažkokios labai lengvos rudos spalvos tam lengvam bronziniui atspalviui suteikti. Tai ir kontūravimui, nosytį panaudojau, labai patiko, nes jisai tokios pilkšvos, švelnios spalvos ir ne oranžinis, ne tamsus, irgi labai po kokios džiaugiuosi. Nes išbandžiau tik tai šiandien, tai dar daug negaliu pasakyti, bet tada kreminis eyelineris nelabai patiko, nes jis yra gana kietos konsistencijos. Tai ir labai greitai džiūna. Tai aš tiesiog bandžiau tepti, išdžiūvo. Ir sukibino mano visą šepetėlį, tada reikia nuvalyti šepetėlį ir vėl iš naujo imti produktą. Tai nelabai kol kas džiaugiuosi, gal kam dūminiui makiažui su juo visai gerai būtų. Tai nežinau, reikės pabandyti. Ir šita kosmetika yra laikoma ta, kuri labai gerai išsilaiko ir turi labai gerą išliekamąją galią.
Tai vakare pažiūrėsiu, kaip čia man kas išsilaikė. Tada gavau dar skaistalus. Spalva yra žiauriai graži. Tai yra tokia skaistalų spalva, kuri man patinka ir kurią aš labai mėgstu naudoti savo klientėm, nes yra natūrali ir pagyvina kiekvieno žmogaus veidą. Tai labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi ir įpakavimas panašus kaip į Meko. Dar turiu tokį veidrodėlį čia atsilenkiant, tai gal visai nieko. Tada šešėlį šiandien panaudojau šitą, kurios spalva yra wow, nerealia, žiauri. Ir mano akių spalvai labai tinka, tai be galo džiaugiuosi. Ir šešėliai netrupa, nebyra, naudojau juos be bazės šešėlių. Labai lengvai užsitepia, pigmentacija irgi super, tiesiog tokia, kokia yra pakuotėje. Tai labai nustebau, nes netgi mano turimi Makeup Forever šešėliai tiesiog pabyra juos jau tepant. Tai labai nustebino. Ir naudojau šitą spalvytę dar. Gal parodysiu iš arčiau. Ir gavau dar daug kitų spalvų, apie kurias dabar nešnekėsiu, bet visos yra labai gražios. Jie tiesą sakant paklausė, kokias spalvas aš mėgstu ir ką naudoju, tai būtent ir atsiuntė pagal mano reikalavimus. Šita spalvytė, tokia kreminė, šita labai graži, tokia purpurinė ir dar juoda su blizgučiais. Ir paskutinis dalykas, apie kurį norėjau pašnekėti ir kurį gavau būtent iš šitos firmos, tai yra lūpdažis. Aišku, aš nežinau, kokia jos spalva ir aš pasiemu, atsidarau ir toks, oho, galvoju, nu tai kaip čia dabar taip. Tai tada galvoju, gal čia ant lūpdažio viršaus, gal po blizgesiu jį tepti, net taip pabandžiau ant rankos irgi kažkaip nelabai. Ir šiandien pasibandžiau ir likau labai nustebinta, nes mano lūpas padarė tokias putles, sultingas ir labai tiktų žmonėms, kurie nori to žvilgančio lūpų efekto, bet nemėgsta blizgesių. Tai čia yra nuostabus dalykas, bent jau mano nuomonė, ir labai gerai drėkina lūpas ir jų nesausina. Tai labai džiaugiuosi ir nekantrauju išbandyti kitais būdais, nes šiandien aš tiesiog pasidažiau su lūpų pieštuku ir užsitepiau šitą per lūpų vidurį. Paskutinis dalykas, jau būčiau beveik pamiršusi basutės. Tokių basučių aš ieškojau ganėtinai ilgai, žiūrėjau ir Asos, ir kitose parduotuvėse ir neradau. Ir tada vieną dieną tiesiog netikėtai užėjom su mama į parduotuvę esančią Vilniaus gatvėje, ten yra išskirtinių batų butikas, man atrodo taip vadinasi. Ir aš radau šitas basutes su platformyte ir tokiu grubiu padu, tai aš būtent tokių ir ieškojau, kad nebūtų per pirštą, kad nebūtų plokščios, kad nebūtų ant kulniuko, ne kažkokios kitokios, o būtent tokios. Tik problema ta, kad man jos žiauriai nutrynė iki ašarų, iki kraujo, iki pūslių, tai aš ten vaikščiau kaip mumija, kojas apsimuturiavusi visokiais dalykais, kol galiausiai man nutrynė taip, kad kai sugijo, aš jas užsidėjau ir man nebetrina kojų. Tai labai džiaugiuosi, tik tiek, kad dar nedaug aš jas nešioju, nes orai nėra tam labai, žodžiu, nelabai tinka tokiems orams, nes tai lyjo, tai šalta, tai dar kažkas. Viskas, ką norėjau parodyti, jeigu kažką dar prisiminsiu, tai būtinai parodysiu šitą vlogo eigoj ir susitiksim kitam kadre.
receptas, tai ką aš sugalvojau, kad noriu pati pasidaryti kažkokį riešutų pieną, išsigūglinau visus receptus, tai darysiu būtent iš anakardžių. Tenai reikia vieno puodelio arba 150 gramų, kiek ir turim anakardžių, ir juos išbrinkinti vandenyje per naktį. Tai dabar pasidarau pradžią. Supilu į indelį. Vieną paimu. Ir viską užpilsiu vandeniu ir paliksiu per naktį šaldytuve. Grįžau po visų darbų ir kaip tik norėsiu pasidaryti kavos, tad darysiu šitą anakardžių pieną. Riešutai labai atrodo išbrinkę ir jie tokie minkšti. Tai dabar reikia viską perplauti, pasiruošti 4 puodelius vandens, šiek tiek druskytės, galima cinamono arba ten netgi datulių porą įdėti bemalant. Tik bėda yra ta, kad neturim normalaus ir smarkaus blenderio, tai bandysiu 2 būdais turbūt. Bandom. Liko dar šiek tiek vandens iš tų 4 puodelių, tai dabar nukošiu sumaltus riešutus ir tą likutį sumalsiu su likusiu vandeniu, druska ir gal trupučiu cinamono dar arba stevijos. Šitiek pieno gavosi, tai dar sumaliau tą likutį. Oi, kaip stipriai užsakau. Šitie gavosi pieno iš 150 gramų riešutų, kurie man kainavo 2 eurai su centais. Tai mažiau negu pakelis bet kokio augalinio pieno iš parduotuvės. Aš manau, kad yra verta. Labai nekantrauju paragauti. Dabar supilsiu į savo buteliuką. Žiauriai fainiai atrodo ir labai nekantrauju paragauti, dar neragavau, tai gal dabar paragausiu. Super! Labai skanu. Tik kam patinka saldžiau, patarčiau dėti datulio arba daugiau saldiklio arba kito saldaus dalyko, bet šiaip žiauriai nice ir labai gražiai atrodo. Šašlyką ant veidų maskuojam. Ką? Va čia mes filmuojam su Egle šiandien. Mes gyvenam va čia.
Medžiotojų sostinė. Genis atsirūko.